Labutis visiems, kaip jums sekasi, kaip jūsų nuostabi diena, dar viena, dar ypatinga, jaučiasi labai didelis palengvėjimas po 999 portalo, kuris dar vyksta, nes šiandien yra, kokia šiandiena? Šiandien yra 11. Ir, sakysim, dar rytoj turėtų šiek tiek kažkiek jausis to jau 4-9 portalas. Šiandien aš nedarysiu channeling, bet tikiu, kad jie tikrai šnekės man į mano mintis. Ir šiandien jie nori bendrai perduoti žinią. Žiūrėkime, kokią čia tą žinią jie nori mums perduoti. Šiandien noriu pasakyti, kad jau prasideda labai lengvesnis etapas toms sieloms, kurios yra prabudusios ir kurios jaučia, kad jų gyvenime kažkas turi pasikeisti, kažkas turi vykti. Tiesiog tu jauti savyje, savo kūne, kad tu lauki kažko. Žinot, kartais būna, kad tu sėdi ir galvoji, kad girdi kažkas tau skambina telefonu. Iš tikrųjų, niekas tau neskambina, bet tu sėdi ir kažkaip lauki to kažkas, kad tau kažkas paskambins. Tai dauguma mūsų dabar buvom tokiam kaip limbo, tokia būsena, kai mes nei ten, nei šiandien, tu nežinai, kur tau nueiti, ką tau daryti, tu turi pasirinkimų, bet nežinai, ką tau pasirinkti. Tai po 999 portalą tikrai turėtų atsiskleisti jūsų gabumai, ar tiesiog turėtų įsižiebti tas jau kelias, kuris yra jums nutiestas. Ir aišku, šitame kelyje bus visko, kaip ir normaliam gyvenime. Mes esame žemėje ir žemėje yra yin and yang ir bus ir gero, ir blogo. Tai tik tai yra, kaip mes priimame tai, bet ką jie turi omeny, tai yra, kad jums bus atsilyginta, jums bus pritraukti žmonės, jums bus jie atsiusti tiesiog kaip pagalbininkai, kaip, pavyzdžiui, jeigu norėtumėt kažkokį verslą pradėti, ne? Tai jums gal ir jie padės surasti, kas padės tą verslą atidaryti, ar kas gali paskolinti pinigų, ar kas tiesiog suras jums net prekes, tiesiog atsiras, kaip aš laiką sakau, universe visata mums visada padeda, tik kitą kartą mes nepastebime to ir galvojame, kad viskas taip blogai, man to momentu reikia, bet aišku, to momentu tau nereikia, mūsų ego nori, kad įvyktų dabar, kad mes gautumėm viską dabar, nes vienu žodžiu mes neturime kantrybės, mes nesimėgome tą kelionę, eiti iki sulaukti to jau momento. O ypatingai, jeigu tu eini ne tuo keliu, tai tų dalykų tu ar negausi vienaip ar kitaip. Bet dabar visom prabudusiom sielom ir kurios dar prabus, tai jiems kelias tikrai jau nusišviečia. Žmonės, kurie turi būti šalia jų, prie jūsų bus pritraukti, įvykiai irgi, vietos irgi, tai tiesiog dabar jie man rodo tiesiog gaublį, tiesiog pasaulį, kad jūsų pasaulis plečiasi, jūsų viduje viskas plečiasi, jūs tiesiog gaunate daug energijos ir jausmo, ir tiesiog patirties, ir žinojimo, ką toliau daryti. Tai yra tiesiog nuostabu, nes aš irgi ilgai galvoju, ar man reikia pradėti šnekėti, ar man reikia daryti konsultacijas, ar man reikia žmonėms pasakoti tai, ką aš žinau, kad tiesiog perduoti žinutes nuo mirusių, nuo jų artimųjų, kad žinotų, kad jie yra vis dar tarp mūsų, kad mes freity jų nematome, tai nereiškia, kad jie mūsų nemato, kad tiesiog
Mums yra duoti, kad mes tik tai turim 5 to jutimo daviklius savyse, vienu žodžiu, bet iš tikrųjų mes turim jų tiek daug, mes galim jausti net ir žmonės jaučia tiesiog viduje, kad jeigu kažkas aplink vaikšto, tai tu, kaip yra sakoma, tu eini ir kitą kartą jauti, kad kažkas stebi tave, tu visą laiką atsisuki atgal ir žiūri, ar tai iš tikrųjų tave kažkas stebi. Tai yra normalu, nes tu jauti, kad kažkas šalia tavęs, tai yra ženklas, kad kažkas šalia tavęs, kad ar tai artimas, ar tai ten senolis, ar koks nors angelas, ar tiesiog arhangelas, ar tiesiog ateiviai, vienu žodžiu. Taigi yra daugybė tų būtybių, kurios gali būti šalia mūsų. Ir nereikia įsigąsti, nes niekas jums nepritrauks negatyvių emocijų ar negatyvių esybių, tai galite padaryti tik patys jūs. Tai va, visą laiką turite galvoti pozityviai, jeigu galvosite, kad ir sakysite, ir šnekėsite su savo vedliais, kad jie tik, ar kuo tikite, svarbiausia, kuo tikite, kad jums tik atvestų žmonės, kurie jums yra naudingi, geri, norintys tik tai gero jums ir jūsų artimiesiems, ir jūsų šeimai, ir žmonijai, tai taip ir bus. Ir tie, kurie nereikalingi, tiesiog šalin nuo jūsų, nutols, savaime nutols, viskas tiesiog išsijungs, visi žinutės mažiau berašysite. Tiesiog tai būna, kaip žmonės, pavyzdžiui, ir man per 4 metus, kaip aš pradėjau mokintis viso to, kai mane pradėjo mokinti apie kas man vyksta, kaip čia dabar man vyksta, kad aš galiu juos girdėti, kad aš juos galiu matyti, kad aš galiu juos jausti. Tai labai daug žmonių atkrito ir kai aš pradėjau šnekėti su jais, kad man taip vyksta, tai žmonės, vos ne vidurinį pirštą prie galvos pridėjau. Galvoja, kad jau aš pakvaišusi, bet iš tikrųjų daug paramos gavau iš savo artimų žmonių, iš savo artimų rato palaikymo ir aš žinojau, kad aš turiu tai daryti. Kai man tik tai pirmą kartą aš išgirdau juos šnekant, pirmą kartą aš girdau juos šnekant bažnyčiai, tai nuo tada aš žinojau, kad tai yra vienintelis kelias ir kitokio kelio man nėra, bet aišku, per tuos metus tu vis dvejoji, tu vis galvoji vis dar su to ego, galvoji, tau reikia normalaus darbo, tau reikia kažko, tu galvoji, kad tai yra nepastovu, kad tu negali užsidirbti pinigų iš to, kad tu negali gyventi iš to. Bet aš tikiu, kad viskas yra įmanoma, jeigu tai yra tau skirta ir tu, kaip aš dabar dalinuosi su jumis ir kitame kanale angliškame, aš dalinuosi žiniomis, ką jie man šneka, tai aš atiduodu tai, ko aš atėjau iš tą žemę atiduoti, kad aš atiduodu žinias, kurias jie man perduoda. Aš perduodu žinutes, kurie jie man perduoda. Aš sutikusi žmogų ir kai aš darau reading su žmogumi, aš perduodu žinutes nuo jiem brangių sielų. Tai yra jautru ir aišku, didelė garbė, galėjimas bendrauti su jais, galėjimas tikrai įsitikinti, kad taip yra, kad jie egzistuoja, kad jie tarp mūsų, kad jie vis laik su mumis. Visą laiką tu matai ženklus, tau visą laiką siunčia ženklus, tave visą laiką kažkur nuveda, kur tau reikia būti. Kad pastebėsi, kad jeigu tu kažko nori, tai jie tau ir suras tą daiktą. Jie tau, pavyzdžiui, tai yra normalu, kai tu važiuoji ir tau reikia prisiparkuoti mašiną. Tai aš visą laiką rasiu, kur prisiparkuoti mašiną. Visą laiką. Taip nėra, kad aš nerasiu, kur mano mašinos prisiparkuoti aikštelėje. Kad ir kaip pilna, jie visada mane nusiūs ten, kur aš galiu prisiparkuoti mašiną. Arba, pavyzdžiui, ieškojau
telefono įdeklo. Kažkaip nenorėjau pirkti internete ir galvoju, gal nežinau, kokio dar noriu visų pirma. Tai va būtent šiandien, kai nuvažiavau parduotuvę, tai vyras ir rado. Tokio, kokią man reikėjo, aš net nežinau, sakau, taip, šitai va, kokia graži spalva. Dar vakar aš dirbau su violetinė spalva, tai kaip tik tokia į violetumą. Man labai patiko ir galvoju, tai kažkoks ženklas, tai kažką reiškia. Man reikės įsigilinti, gal man dar daugiau reikia dirbti su ta spalva, tai va. Gyvenimas tiesiog ir jie tave veda ten, kur mes turim būti, o ypatingai po 9999 portalo, tai visi mes tai pajusim, o ypatingai jeigu tu eini jau ne ten, tai viskas tiesiog, kaip ir man buvo gyvenime, viskas tiesiog pradeda griūti, niekas tiesiog tas rytis nebeina, tu net nebenori to daryti, man net neįdomu, o atrodė taip, buvau užsidegusi, taip kažkaip norėčiau daryti, o dabar iš vis nėra to noro daryti nieko su tas rytim ir man visiškai neįdomu, kas ten vyksta, kad aš galiu daugiau pinigų ten nusirti, man visiškai neįdomu. Ir mano vyras kitą kartą sako, nu va, tu galėtum dar grįžti dar ten, nu tiesiog fiziškai negaliu prisiversti to daryti. Tai yra tiesiog žodžiais neapsakoma, tiesiog negaliu prisiversti to daryti. Ir aš nusprendžiau, kad darysiu tai, ką aš noriu daryti, tai, kas man patinka ir tai, ką aš sugebu ir kokia dovanas man yra duotas. Dėl to aš ir sukūriau šitą kanalą, kad toliau plėsti, toliau dalintis informaciją su visais, skelbti žodį, kad iš tikrųjų mes ne vieni, mes niekada nebuvome vieni, kaip mums skelbia per istoriją pamokas, per visą biologijos, kad negali egzistuoti kitur niekas. Tai yra nesąmonė, viskas daug, aš jau netikiu nei vienu žodžiu, ką jie ten šneka apie tą istoriją, ką mums yra šnekėta, netikiu nieko, viskas yra tiesiog iškraipyta, viskas yra tiesiog sumaišyta, į mus yra duota tai, ką jie nori duoti, dėl to, kad mes neatsimindavom, mes nežinodavom, mes nesuprasdavom, kas vyksta. Dabar aš nueinu į tam tikras vietas ir man tiesiog jie pasakoja, kas ten buvo. Tiesiog kaip tu gali paaiškinti, kai aš galiu matyti žvėris, kurių nėra čia žemėje. Nu, tai eini į mišką ir tu matai kitokius žvėris. Tu matai ir žvėrių, kurių nėra net tose knygose prašyta. Kaip aš galiu kažkur eiti ir aš galiu matyti drakonus ar dar kažką. Nu, tai yra tiesiog neapsakoma, bet tai nereiškia, kad tai netikra. Tai nereiškia, kad tai neegzistavo ar net neegzistuoja. Nes jie mums gali sakyti, ką tik nori. Aš nesubendrinsiu, kas jie, tai tikriausiai vis tiek, kurie jau čia klausysis to kanalo, vis tiek žino, kas jau jie, kas tokie per esybės, per būtybės, kurie kontroliuoja mus, užrakino mūsų tikrasias sielas, mokina mokyklą visiškai nereikalingų dalykų. Aš tiesiog viską radikaliai pakeičiau, mano vaikai neina į mokyklą, aš mokinu tik tai bendrai, juos tik tai skaityti, rašyti, skaičiuoti, mes darome smagius, fainus dalykus kiekvieną dieną, mes kuriame kiekvieną dieną, o nesėdime klasėje ir kalame mintinai kažkieno idėjas, kad va taip yra pasaulis sukurtas, va taip pasaulis turi būti, va taip pasaulis buvo, vadinasi, taip pasaulis ir turi būti. Tai yra, mano nuomonė, visiška nesąmonė, pasaulis yra mūsų kūrinys, niekas nežino, kaip bus ateityje, mes patys tai sukursime, o mūsų pačių gyvenime, tai mes kiekvienas esame tas Dievas, kuris kūrėm savo gyvenimą. Aš tiesiog esu labai nusivylusi, kad to mūsų mokykloje nemokino, kad
mes visi atsakingi esame už savo gyvenimą, mes visi atsakingi už savo poelgius. Mes galime pasiekti tai, ko tu nori ir niekas tavęs negali sutrukdyti. Prisimenu, kai aš važiavau į Angliją ir man sakė, kaip tu važiuosi į Angliją? Aš sakau, taip, aš važiuosiu į Angliją, aš mokinsiuos Anglijoje. Ir jie sakė, tai vos išlaikė anglų kalbą, kaip tu ten galės? Nu va, atvažiavau į Angliją, pabaigiau koledžą, turiu specialybę ir tiek te mokėjau tos anglų kalbos ir mane tai priėmė ir aš turiu diplomus, baigimo ir aš labai greitai iš šitą. O asmeniškai vos išlaikiau mokyklinį egzaminą anglų kalbą. Tiesiog nesupratau, ką ten šneka klasėje, man nebuvo aišku, man tiesiog buvo neįmanoma išaiškinti, kaip ten tos taisyklės, gal netiko, aš nežinau, bet man tiesiog, kai atvažiavau į Angliją visai kitaip, dabar daugybę metų čia gyvenu, dabar planuoju kitur važiuoti, noriu važiuoti ir gyventi kitą šalis, tiesiog dėl to mano vaikai neina į mokyklą, dėl to aš mokinu juos namuose, kad aš noriu parodyti, kad jos turi galimybę rinktis, ką nori daryti gyvenime, niekas neturi teisės joms nurodinėti, net ir aš ar mano vyras. Tai bus jų pasirinkimas, jų gyvenimas, jos bus atsakingos, kaip užsidirbti pinigus, kaip gyventi, kaip maitintis, kaip atrodyti, tai bus jų pačių pasirinkimas, jų pačių kūryba, nes tai yra mūsų kiekvieno kūryba. Mūsų mintyse, kaip mes norime atrodyti, kaip mes norime, kad kiti mus matytų, kaip mūsų kitų gerbtų ir tiesiog būtų malonus vieni kitiems. Tai pagrindinis yra tas tikslas mano gyvenime, bent jau man, kad aš galėčiau jas išmokyti to. O jau kaip jos gyvens, tai jau jų pasirinkimas. Aš jų tikrai nestabdysiu, stengsiuos, aišku, kad nenukleistų ten nereikalingais keliais, bet tiesiog gyvenimas yra per daug trumpas, kad aš galėčiau sielai, kurie atėjo po manęs, į kūną, kuris, aišku, išėjo iš manęs. Dalis mano tos dalelės yra ir aš dabar imsiu ir kontroliuosiu. Aš nematau prasmės. Aš tiesiog, mane tėvai irgi kažkaip labai laisviau mane valdė ir leido man daugiau pasirinkti ir aš turėjau šansą rinktis ir ką aš norėjau daryti. Tokius daugiau leido man sprendimus pačiai daryti ir aš labai esu džiaugsminga ir tikrai daug pagarbos turiu, kad jie man tai leido daryti. Tai aš noriu ir savo vaikams įdiegti tai, kad limitai nėra tas, mokslai yra tai tik tai kažkieno išsimąstymai, o verslą mes kiekvienas galim sukurti, o verslą kurti tikrai nėra tai sudėtinga. Tau tiesiog reikia daryti tai, kas tau patinka, dėti savo širdį ir žmonės, ir pirkėjai, ar tie, kas ten tau tieksis prekes, viskas bus tau atnešta, nes tau visata rūpinasi mumis visais ir jie tikrai mumis visais pasirūpins. Ir mes turime, kaip ir Janas šneka, mes visi turime tiek daug turtų savyje su kitais pasidalinti ir gauti iš kitų. Tiesiog reikia būti laimingam, džiaugsmingam. Kiekvieną rytą aš atsibundu ir galvoju, Dieve, koks gyvenimas yra nuostabus. Tai tikrai yra nuostabus, kad mes galime gyventi, kiekvieną dieną matyti saulę šitoj žemėj, kiekvieną dieną prabusti ir tiesiog sugebėti ir gyventi ir džiaugtis ir mylėti ir kiekviena supykti ir nusivilti, bet toliau keliauti tuo gyvenimu ir tiesiog mėgautis iki paskutinės akimirkos, tai tiesiog yra nuostabu ir aš negaliu ir nesulaukiu tų nuostabių akimirkų, kurias patiriu būtent dabar, šiuo momentu, dabar aš tiesiog šypsausi, esu laiminga darydama šitą video, nes aš žinau, kad aš darau iš visos širdies ir aš sakau tai, ką
ką jie man patarė sakyti, pavyzdžiui, temas, kurios, kai aš šneku, tai ateina vien tik tai iš jų, tai niekas nėra mano, aš tik tai dalinu savo patirtį, aš tik tai duodu jiems savo balsą, aš tik tai duodu jiems savo kūną, kurie gali naudotis ir tiesiog perduoti žinutes jums, kad jūs galėtumėt girdėti, kad jūs galėtumėt suprasti, kad jūs galėtumėt pajausti tą energiją. Ir tikiu, kad kuo daugiau žmonių tokių atsirastų prasibudusių, kurie matytų pasaulį kitokį, kad pasaulis yra nuostabus, jis nėra tamsus, nes visą laiką, kaip yra, po tamsos ateina šviesa ir šviesa visada nugalės tamsą. Ir iš tikrųjų, jeigu pamatytumėt, kad tamsoje ir toje tamsoje nėra taip tamsu. Nes naktį, kai mes būnam, pavyzdžiui, kai aš eidavau vaikščioti naktį į mišką, tai atrodo, va čia jau naktis, jau turėtų būti tamsu, bet tai vis tiek yra šviesu. Vis tiek yra šviesu, nėra taip tamsu. Tai vadinasi ir mūsų gyvenime, ne viskas yra taip tamsu ir dabar po šito portalo, tai mums visiems turėtumėte mūsų sielose prabusti, mūsų sielos, tikrasis aš, mūsų širdis atsiverti į pasaulį, į žmonės, mūsų aplinkančius, supančius žmonės, mūsų mylinčius žmonės, tiesiog žmonės visus. Neišskirti nei vieno, nei blogo, nei gero, nes nei vienas nėra blogas, nei geras. Mes visi gyvename, visi mokinamės, visi matome pasaulį skirtingai ir visi suprantame skirtingai. O gyvenimas tai duoda tik pamokas. Tau patinka, ar ne, ta pamoka, tu praeini, pagalvoji, pamastai, gal kažką kitą pakeis, gal dar kažką, tai tiesiog turkeis, gyvenimas tam yra skirtas, šitas yra šičia, kaip ir daug kitose planetose, tai yra tik žaidimas, nes iš tikrųjų mes esam tik tai garsas ir vibracija ir mes joks kūnas, mes tik tai mažas virpesėlis esame šitame dideliame visatos virpesiai. Tai va, linkiu jums visiems susirasti savo tą virpėjimą širdyje, kuris suteiks jums didelį virpesį ir didžiulę laimę ir didžiulį džiaugsmą ir tiesiog sėkmės, palaimos, laimės ir mėgautis šito nuostabiu gyvenimu mums duotų Dievo. Iki.